Gerbiami Jono Polovinsko Budrio ir Reginos Kašubaitės Budrienės artimieji. Gerbiama dvasininkija, gerbiamas vyskupė, vyriausybės atstovai, parlamento atstovai susirinkę čia, klaipėdiečiai ir miesto svečiai. Nuoširdžiai dar kartą dėkoju visų pirma giminėms, artimiesiems, kurie čia atvyko iš Amerikos, atidėdami tos didvyrius, apie kuriuos mes kalbame ir kalbėsime dar ilgai. Ačiū Jums, kad Jūs radote ryžto žengti šį žingsnį. Žinau, kad jis buvo labai nelengvas. Bet tai, ką Jūs padarėte Klaipėdoje nuo šiandien, yra tikrai vienas didžiausių Klaipėdos sujungimo, Klaipėdos krašto sujungimo su Lietuva, šventiniu epicentru ir istoriniu įvykiu, po kurio mes dar ne kartą, ar tai sausio 15, ar kitų miesto švenčių progomis, ar šiaip eilinę dieną ateisime nulenkti galvą ir, kas labai svarbu, atsivesime savo vaikus ir pasakosime tą didžiąją istoriją. Savo kalbą noriu baigti sekančiais žodžiais. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdise.